Labas, malonų žiūrovai. Šįsyk pakalbėkime apie Lietuvoje dar pakankamai mažai girdėtą dalyką – klasterius. Pradžiai apibrėžimai. Klasteriai tai nauja įmonių ilgalaikio bendradarbiavimo forma, leidžianti išlaikyti ir stiprinti konkurencingumą tiek vidaus, tiek tarptautinėse rinkose, ypač krizių sąlygomis. Dabar apibrėžimas iš klasterių kompetencijos tinklalapio. Klasteriai tai tarpusavyje susietose pramonės šakose bendradarbiaujančių įmonių, joms reikalingų tiekėjų ir asocijuotų institucijų, tai universitetų, mokslo tyrimų centrų, standartų ir prekybinių asociacijų santalka vienoje vietovėje, regione, siekianti įveikti didėjančią tarptautinę konkurenciją. Tai yra pasiekti didesnio produktyvumo. Integruotis į tarptautinius verslo bendradarbiavimo tinklus. Lietuvos įmonės pavieniui nėra pajėgios to padaryti. Daugelį atvejų. Dalintis technologinę, tarptautinio marketingo finansinę kompetenciją. Kurti naujas verslo žaidimo taisyklės. 21 amžiaus sėkmingo verslo modelį. Apibrėžimai sausi. Dažnas juos praleidžia pro ausis, todėl geriausia pasitelkti pavyzdžius. Kadangi, kaip jau minėjau, klasteriai yra naujas dalykas, tad Lietuvoje tų pavyzdžių nerasime. Pažiūrėkime, kasgi dedasi mūsų kaimynų europiečių ūkyje. Vienas ryškiausių Europos klasterių yra Šiaurės Italijos kėdžių klasteris. 100 kvadratinių kilometrų plote yra apie 12 tūkstančių įmonių, kuriuose dirba 14 tūkstančių žmonių, o sukūrima 1,7 milijardo eurų pridėtinės vertės. Čia pagaminama 80% visų Italijos kėdžių. Italija yra didžiausia pasaulyje kėdžių eksportuotoja. Pasaulinėje rinkoje jie užima apie 20% rinkos. Sakykit, ar gali tokių rezultatų pasiekti kokia atskira įmonė? Viena pati savo. Klausimas toksai, sakyčiau, retorinis. Siekiant patenkinti tarptautinės rinkos paklausą, atidžiai analizuojamos kėdžių rūšis ir jų medžiagos. Visą šią gamybą vienyje žinojimas, kaip derinti tradicijas su naujausiamis technologijomis. Taip pat aukšta darbo kokybė, gaminant ir atskirus komponentus ir galutinį produktą. Pažymėtina, kad kėdžių tradicijų šaknys šioje vietovėje siekia viduramžius. Kitas pavyzdys. Turbūt daugelis žinote prekybos tinklą Zara. Šį prekės ženklą bei mažmeninės prekybos tinklą sukūrė Ispanijos Inditex įmonių grupė. Istorija tokia. Ispanijos srityje, Galicijoje, Galicija yra Ispanijos šiaurės vakarinėje dalyje. Kol vyrai žvejodavo jūroje, moteris dažnai užsiimdavo siuvimu. Ilgainiui įvairiuose kaimuose kurdavosi mažos įmonės, kol galiausiai Amancio Ortega sukūrė Inditex imperiją. Atskirai paėmus kiekvieną šios įmonės grupę, matytume siuvyklų ir siuvyklėlių Galicijoje visumą, kaip Lietuvoje dabar. Jei jos nebūtų susibūrę į klasterį, vargu ar būtų galima tokia plėtra. O Inditex virsmo į klasterį raidą galima skirstyti į 3 fazes, sąlyginai pagal laikotarpius. Pirmoji. 1960–70 metų Ispanija dar buvo diktatūros valdoma šalis, kai pilnai nefunkcionavo rinka. Reikalavimai rūbų įvairoviai ir kokybei minimalūs. O 70-ųjų pabaigoje šalis ėmė atsiverti pasauliui, tuo pačiu didėjo reikalavimai aprangai. Antra fazė. 1980–90 metai. Jau minėtas verslininkas Amancio Ortega įkūrė Inditex ir įdiegė sparčios mados koncepciją, užpildydamas rinką stilingais ir tuo pačiu prieinamos kainos gaminiais. Tai buvo metas, kai buvo didelis kilimas. Atsirado terminas Galicijos mada ir vyko konsolidacija. Įmonės investavo į inovacijas ir technologijas. Šiuo laikotarpiu konsolidavosi ne vien Inditex, bet ir kiti brandai, arba kitai prekės ženklai, bei dizaineriai. Adolfo Dominikės, Caramelo, Antonio Pernas ir Roberto Verino. Todėl buvo suprasta, koks vis dėlto svarbus yra brandingas. Trečia fazė. Ankstyvais 2000 metais buvo liberalizuota prekyba ir rinka buvo užpildyta kiniškomis prekėmis.
Situacija žinoma. Didėjo konkurencija ir atsirado tendencija gamybą perkelti į pigesnės gamybos šalis. Pavyzdžiui, Inditexo gamyba Azijoje sudarė 1990-aisiais 22%, o 2002-aisiais jau 34%. Tuo pat metu dizaino ir projektavimo darbai, marketingas liko Ispanijoje. Rankų darbas išsikėlė į rytus. Įvyko didžiulė plėtra. Šiandien ir Lietuvoje turime šito tinklo parduotuvių. Taigi šiandien klasteris patiria dar vieną iššūkį. Ar galės klasteris atsinaujinti į dar aukštesnį lygį, kai vertės grandinė išblaškyta visame pasaulyje? Šiaip jau norint sukurti klasterį, reikalingas mažmožis. Reikia mokėti susitarti, dirbti kartu. Tai užima laiko. Ne vieną puodelį arbatos reikia kartu išgerti. O susitarti verta, norint rimtai konkuruoti tarptautinėse rinkose. Kokios prielaidos klasteriams susikurti mūsų krašte? Šiandien, sakyčiau, geriau nebūna. Yra pinigų, kurie vadinami struktūriniais fondais. Trumpai paminėsiu, ko reikia formaliai klasteriui susikurti ir ką galima veikti. Tai yra, kokias išlaidas patirti, kurios bus dalinai kompensuojamos. Klasteriui susikurti ir gyvuoti reikia bent 5 įmonių ir bent vienos mokslinio tyrimo įstaigos arba aukštosios mokyklos. Visus juos be abejo turi vienyti bendras tikslas ir bendri ekonominiai interesai. Bendras verslas. Prieš jungiantį, žinoma, reikia gerai viską apgalvoti. Kas bus, jeigu bus ne vien gerai, tarkim, jei viena įmonė bankrutuos, nes klasteryje turi būti bent 5 įmonės. Kas ir po kiek dės pinigų į bendrą katilą? Tam reikalinga jungtinės veiklos sutartis. Reikia pažymėti tai, kad pinigus dės į krūvą visi, o juos leis klasterių veikloms vienas koordinatorius. Ir čia reikia susitarti ir pasitikėti juo. Ir apskritai tikėti tuo, ką darai ir kur eini. Yra 2 priemonės, į kurias galima teikti paraiškas. Viena vadinasi InnoCluster LT bei InnoCluster LT+. Pradžioje apie pirmąjį. Projekto vykdymo trukmė iki 2,5 metų. Projektas turi būti pagrįstas, tam reikia pateikti techninę galimybių studiją ir strategiją. Ir reikia turėti pasirengus jau. Kągi galima veikti, kuriant klasterį? Tai yra, kokios išlaidos kompensuojamos. Nekilnojamo turto nuoma. Būtina klasterio veiklą vykdyti. Baldų nuoma, vėlgi veikloms. Kompiuterinės įrangos nuoma. Taip pat ne visa, bet būtina klasterio veiklai vykdyti. Ilgalaikio materialaus turto nuoma. Būtina klasterio veiklai vykdyti. Trumpalaikio turto įsigijimas. Vėlgi būtinas. Paslaugų įsigijimas. Vėlgi tik tai, ko reikia klasteriui. Įdomus punktas. Darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims. Iki 4. Jų komandiruotės, bet visą tai turi sudaryti nedaugiau 25% projekto kašto. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Vėlgi būtinas klasterių veiklai vykdyti. Yra dar kelios eilutės, kurios galimos išleisti pridėtinėms išlaidoms. Bet vėlgi jos turi sudaryti nedaugiau 10% tinkamų išlaidų. Tai elektros, šildymo, telefono, interneto, biuro reikmenų, kuro, transporto priemonių eksploatavimo ir panašios išlaidos. Administruojančių projektą asmenų darbo užmokesčio ir susijusios išlaidos. Viešinimas, auditas. Dabar apie pinigus. Minimali parama yra 100 000 litų, maksimali 1,5 milijono. Intensyvumas 50%. Reiškia, jums duoda pusę pinigų. Pinigų šiam reikalui yra virš 26 milijonų litų. Dabar apie kitą priemonę. InnoCluster LT+. Reikalavimai panašus, kaip ir prieš tai kalbėjome. 5 įmonės,
vienas institutas ar mokslinio tyrimo įstaiga. Projekto trukmė čia iki 3 metų. Bet šis projektas jau pažengusiems. Nes pamatysite, kodėl, nes tinkamos veiklos yra šios. Tai statinių arba patalpų statyba. Bet ne šiaip statinių, o klasterio bendro naudojimo. Tai yra atviros prieigos, mokslinių tyrimų technologinės plėtros techniniai baziai. Tai laboratorijos, bandymų patalpos ir panašiai. Ir arba mokymų ir tyrimo centro techninė bazė. Projektavimo išlaidos. Prieš tai buvusiam punkte įvardintų statinių arba patalpų privalomųjų projektų rengimo dokumentų ir projektų rengimas. Toliau. Programinės įrangos įsigymas. Tos, kur yra būtina klasterio infrastruktūrai. Toliau. Ilgalaikio turto. Tai įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigymas. Vėlgi, tai kas būtina klasteriui. Šiems projektams minimali parama taip pat 100 000 litų, maksimali dėmesio 40 milijonų. O intensyvumas priklausomai nuo įmonės dydžio nuo 50 iki 70%. Pinigų čia yra padėta virš 160 milijonų. Įspūdingos sumos. Kalbėti apie klasterius galima daug. Galbūt skirsime ateityje dar vieną laidą. O šiam kartui tiek. Jei bus susidomėjimas, pakalbėsime, kaip minėjau. Iki susitikimų. Su jumis buvo Rimantas Serva.